Sveiki visi, čia aš, MCPA Gamer LT. Ir aš nežinau, kaip čia pasakys, atsirado nauja versija, bet dar legaliai negalima jos atsisiųsti. Bet vienas draugas man atsiuntė per Bluetooth'ą tą failą ir aš įsirašiau. Kaip matot, veikia 0.14.0 alpha build 2. Čia alpha build, tas build reiškia, kad jis dar yra visiškai nepabaigtas. Palaukit biškį, ką tik padariau vieną mapą, kurį aš dar neužvadinau. Update review 0.4. Nebėjau rašyti. Tada update rašysim tiesiog. Done. Va. Ir dar aš, kaip čia nieko kaip ir naujo neatsirado. Čia irgi, biškit pasikeitė tas ikonas to kalbų. Ir va. Ir kas naujo atsirado? Atsirado Hopper, Dispenser, Minecart with Hopper, Minecart with Chest, Redstone Comparator, Spawn Witch, Cauldron, Red Sandstone, Chiseled, Red Sandstone, Smooth Red Sandstone, Redstone Repeater, Dropper ir Minecart with TNT. Ir va čia visi itemai, kurie atsirado. Dar čia ne viskas. Pažiūrėkit, meniu yra naujas, padarytas. Gali iš karto įeiti į survival per kreatyvą, kas yra labai geras dalykas. Nes kartais tau reikia kažką pastatyti ne per survival, bet neina. Tu pasaulį perdarai į kreatyvą ir viską gali kad ir prisičytinti. Ir kaip ir viskas, dar norėčiau pasakyti, kad jeigu jūs norėsit gerai, aš biškį parodysiu. Kaip matot, naujas skinas susidėjęs, Captain Cody. Nežinau, šiaip radau šitą skiną ir tiesiog, nežinau, aš jo kažkaip norėjau atsisinčiau, nes, aš esu toks biški Star Wars fanas. Taigi visi girdėto apie tą naują Star Wars 7 dalį. Aš skaičiau, kad ten jau nebebus tas pats kūrėjas filmo, nežinau kaip tas žodis yra, bet vien žodžiu, turėtų būti įdomus tas filmas, nežinau, aš jau nemačiau, bet tikrai geras turėtų būti, nes jeigu šiuolaikinis dabar tas kūrėjas bus, tai bus tikrai geras. Nes palei tą senąjį kūrėją, tai buvo netokie jau ir įdomus filmai, o 7 aš norėčiau žiauriai pažiūrėti. Parodysiu aš kelis dalykus, pajungsiu difficulty ir va, susipažinkite su ragana. Žiūrėk, jau ten atsirado iš niekur. Gerai, ir susipažinkite su ragana. Ir iš karto, kai matot, paušiną pasiėmė į rankas, kaip jie patrankai, bet ir tikriausiai anksčiau pasiėmė.
Nes aš kai ant kompo esu žaidęs Minecraft'ą ir sutikau Ragną, tai buvo tikras pragaras. Man vos nenužudė, tik per laimę aš pabėgau. Nu ir... biškį nusižvengė. Ir va, aš dabar parodysiu, kaip reikėjo užsidėti armorus. Ir dar ne viskas. Dar galima užsidėti, tai parodysiu, va šitą ant galvos. Nežinau, ar šviečiantai eina, bet tos tai tikrai eina. Va, užsidėjau ant galvos. Ir eik tu savo koks vaizdas. Ne visai, bet taip. Ką aš žinau, Halloween'ui tiktų. Nu, užsidėti. Ir... Nu, ir va... Gali viską pasidaryti, per kreatyv viską užsidėti, visus plauks, viską. Ir pabaigai aš norėčiau parodyti kelis nuotraukas iš 0.13 ir, nu, ir kai pradėjau žaisti 0.14. Nu, oi, atsiprašau, 0.13.0, aš neturėsiu nuotraukų, bet 0.14 aš noriu parodyti. Vieną tokį villidžą radau ir ten buvo, nu, aš buvau labai apsidžiaugęs, bet man dar, nu, bet tada tik supratau, kad mano kelnės pilnos laimės, nes pamačiau, kad dar buvo į tą villidžą įmestas tą šventyklą, kaip į ten Herobrine šventyklą ir kaip į ten vadinas. Nu ir eina savo ir gerų tikrai įtamų turėjau, nu, gavau. Ir aš jums parodysiu nuotraukas, taigi, pažiūrėkite, nesišgarau, pažiūrėkite ir šitą video palaikinkit, pakomentuokit ir pasiūlykit kokių žaidimų įkelti, nes aš pagalvojau, kad aš ne vien MCPE filmuosiu, nes, nežinau, nu, nėra ten didelės veiklos per Minecraft'ą, ten jis beveik niekom nesiskiria nuo kompo, tai ant kompo yra daugiau įtamų. Ir, taigi, nu, aš kitą video įkelsiu, nežinau, vieną tokį žaidimą atsisinčiau, nu, pamatys per kitą video. Ir jeigu jūs norėsite 0.14 atsisiųsti, jūs pakvieskite mane į Facebooką ir aš jums per Messengerį atsiųšiu. Bet aš jums tik tada atsiųščiau, jeigu jūs mane prenumeruotumėte. Gerai, ačiū. Tai pažiūrėkite nuotraukas. Spell for me. This cake's so good, it tastes so well to me. It makes me stronger, I get well quickly. I'll kill that zombie just like 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pull my sword out now I'm feeling like a man. I'll eat another piece, I wish I could eat 10. Run out of my cave with fire, the fire to kill some mobs. I'll show that zombie who's boss, then I'll eat his poison steak with the rest of my cake. My health goes down